Čia jau mano eita tikrinta jau. Vat, matosi pėdsakai. Va čia va, tokią įlanką radau. Čia jo ledas storesnis, gal net netraška čia nieks. Tai va čia sakiau ir pasėdėsiu. Labas visiems. Vėl ant ledą. Pratikrinau, jau čia tikrai neblogas ledas, laiko, net netraška. Tik tai, kad išvažiavau gerų orų, o pasidarė tai čia tokia puga. Nu, labai blogai gal nebus, bet žvejot reikia. Tai planas šiandien pasistatyti porą skritulių ir pagaudyti gal ešeriukų kokių. O iš tikro tai bala nėra didelė, nes didesnės dar prastas ledas. Kas čia gyvena, iš tikro net nežinau, nu, bet lydekų, manau, turėtų būti, jeigu ten jau nėra tokia maža bala, tai gal čia viskas bus gerai. Kad ir kibimo negausiu, jeigu, bet vis tiek smagiai pažvejosiu, manau. Neužmirškit ir jūs. Smaigai ledą būtini visada, nesvarbu koks ledas. Nu ir dar aš sakiau jau, bet liemenę užsidedu, neskęstančią. Tai bent kažkiek saugiau būna. Prasivaikštau, pratikrinu ledą, kad paskiau per savo pėdsakus galėčiau vaikščiat. Nu, kad nebūtų koks plonesnis. Bet čia gan neblogai užšalė. Nelabai čia net traška. Visada su peikena. Čia tokį storesnį ledą radau, nes pravažiavau aš 2 tvenkinukus. Tai va čia vat storesnis gavosi, tai kažkaip čia ir likau, sakau, nors nežinau, kas čia per žuvis gyvena, ar čia kažkas gyvena, bet reikia bandyti čia geriau. Prasikirsti kečiu. Čia kai šitas pirmas ledas, tai jis tolygiai užšalęs būna, toks elastingas. Nors ir traška jisai, bet jis nelūžta iš karto. Prasme, traškės ilgai jau, kol ten jeigu lūžt pradės. Tai čia perspėjimų daug duoda. Bet jis elastingas gaunasi toks ir kad linksta. Ne taip, kaip būna pavasarį. Pavasarį jisai iš karto skyla. Ir be jokio perspėjimo, be jokio traškėjimo. Tai vat pavasarį yra daug pavojingesnis ledas. Taip, einu skritulių dabar užstatyti. Pirmą pasimatuoju gilį. Nes yra uždėtas švinukas. Jis nusileidžia ant dugno. Nu tada pakeliu per pavadėlę ilgį. Ir dar virš. Kiek noriu, kad plaukėtų virš dugno. Nu, tarkim, kokių kem centimetrų. Ir skritulį statau į sniegą. Vakarykščiai ešeriukai, kur prisigaudžiau. Ešeriukas gal ne pats geriausias masalas, bet ką jau padarysi. Galingas čia ešeriukas iškart nuvertė skritulį. Šitą dar tokį uždedu. Kad biškį paslėptų tiesioginę šviesą. Viskas vienas pastatytas. Einu dar vieną uždėsiu. Tik įkišau, žiūrėkit, lydeką.
po vandeniu lydeka nuplaukė. Eik tu savo geras. Reiškia, lydeko tikrai yra. Reikia iš karto. Uždėt. Švituoklė. Geras, aš galvau, yra, ne. Ar yra, ar nėra, sakau, lydeko čia. Pirmo neketien nuleidau kamerą ir lydekas stovi. Panašu, kad nedidelė jinai ten, bet svarbu yra. Gal kibimą kokį sulauksim. Einu pernešiu skritulį, nes per kamerą žiūrėjau. Žiūriu, mačiau keletą lydekų, bet jos stovi ant dugno tiesiog, guli ant pilvo ir nejuda. Tai keista kažkaip, tokias labai neaktyvės, sakyčiau. Tai vat reikia panešiosiu skritulius. Gal užtaikysiu kokiai ant galvos. Įdomu, ar čia kas kibs ant avižėlių. Kažkaip nesimatė jokių žuvyčių. Nieko. Tuščia visai čia. Ten toj vietoj, kiek sėdėjau, nieko. Nei ant avižėlės kibimo, nei ant balansyro. Tik ramu visiškai. Tai paėjau šiek tiek į kitą vietą, pasidaužiau ekečių. Čia dar sudėsiu skritulius ir pasėdėsiu kažkiek dar laiką, kol nesutemo. Gal čia geriau bus. Perstačiau skritulius. Dar sakau, pavaikščiasiu su spiningėliu. Gal kokie lydeka susidomės. Čia vėjas pakilęs labai. Toks nemalonus. Pradėjo po pietų keistis oras, kai atvažiavau, tai ne į gerą. Vėl nukrito skritulys. Bet kad čia nuo vėjo, panašu vėl. Jo, jisai va taip tik tai nukrito ir viskas. Jeigu būtų smūgis ar kirtimas, koks tai būtų į priekį pavažiavęs kažkiek tai. Gulėtų kur nors čia bent jau. Atrodo tvirtai pastatai, bet vis tiek vėjas sugeba nuversti. Kiek bandžiau ant avižėlės, nieko. Atrodo, kad šitoj vietoj gal nėra mailiaus visai. Jokio kibimo negavau. Kažkur ir neprivaikščiasi, sakau, nes jeigu link toliau eini, link vidurio, tai jau ledas plonėja, tai nėra ten ko ir eiti. Savo saugiuose zonose tik pažvejosiu ir tiek. Ei. Čia žuvis. Aš galvau, vėl vėjas. O, blin.
Nepasikirto. Bet buvo kibimas. Matėt, vinioja. Galvau, vėjas numetė vėl tą skritulį. Blin. Matyt, maža buvo lydekaitė. Nu vat, pirmas kibimas ant skritulio. Galvojau, kad vėjas nuvertė, bet pasirodo, ten buvo lydekaitė. Aš galvoju, gal nedidelė buvo. Už tai ir gerai nepasikirta. Tai gal sukils ant vakarą, kas ten žino. Bent jau tiek smagu, kad pirmas kibimas. Ei, dar nukrito skritulys. Panašu, kad žuvies. Esi į priekį paėjęs. Kibimas, dar vienas. Bet nesivinioja nieks. Panašu. Kažkoks pasipriešinimas yra. Yra. Lydekiokas. Nu va. Kaip čia gavęs į smakrą. Kabliukas kur barzdoj. Toks lydekiokas. Nu, jis čia toks. Ant legalumo ribos, sakyčiau. Pirmas šių metų. Smagu. Einu. Paleisiu kur nors kitonaikę ten, kad nebesimaišytų. Nu va. Ir pirmą lydekaitę sezono. Nu va, ne veltui žvejyba. Sezoną atsidariau su lydekaitė. Legali, 53 cm. Tegu gyvena. Labai gerai, iš tikro. Jau galvojau, kad tuščias vėl būsiu. Nors ir va, ant avižėlės nieks nekimba, ant švituoklių, ant blizgučių ir ant skritulio va, užkyba. Ir vakarėjant. Taip, matyt, vakarinis kažkoks sukilimas. Nes va ir vienas kibimas buvo vakare ir kitas va dabar tas kibimas. Už 20 minučių gal kokių gavosi. Tai super. Va, jau žvejyba užskaityta. Negali pykt. Ir kibimą gavau, ir žuvį pagavau. Viskas liuks. Tik tai va išlaukt reikia. Vakarinio kibimo pasirodo. Ant spiningėlio nieko. Tuščia visai. Ei. Rimtai. Ne, čia vėjas greičiausiai. Va čia toks nesuprasi iš tikro. Ar čia vėjas ar... Ne, žuvis. Va, pradėjo vyniot. Yra. Lydeka.
O, pati iššoka. Nu va. Graži lydekaitė. Antra. Kokios tamsios spalvos gražios. Nu, va, viskas gerai. Leidžiu ir šitą. Tiek to. Tegu gyvena. Džiaugsmas suteikė, to man ir užtenka. Nu va, uždėjau dar vieną. Nieko nebeliko, vienas tik tai ešeriukas. Vat. Kaip pasipylė kibimai, taip pasipylė. Panašu, kad kibimas buvo. Buvo tik toks tukšt smūgis, bet nepasikirta. Matyt, kokia nedidelė. Nes čia žolių kaip ir nėra, o nieks nesikabina. Bet kaip tik dar atbėgau senose eketėse, kur pirmoje vietai, sakau, dar aplakstysiu ešerės, aplakstysiu eketės su vaibu. Nu ir va, dar vieną kibimą gavau. Bet jau toj teks baigti žvejybą. Vėjas kyla jau, temsta. Nebe pats malonumas žvejot. Ką, užtenka? Kiekgi galima? Kibimų gavau. Lydekų palaikiau, ledo sezoną atsidariau. Tai fantastinė žvejyba, nors pradžiai atrodė, kad bus čia labai blogai. Bet vat pradėjus tempt nuo 3 valandų realiai. Ir tam tarpe, tarp 3:30 kokių ir sukybo tos žuvis. Tai viskas gavosi gerai. Tai šiandien sekmadienis, pirmadienis jau viskas mačiau pliusas kitą savaitę visą, tai jau ant ledo jau neberizikuokit ir nebelipkit, nes tikrai labai greit ištirps jisai. Ir tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų žvejybų. Iki.